Pakalbėkim apie ketvirtą ketvirtį. Tai yra pats pelningiausias laikotarpis metuose. Didžioji dalis dropshipperių, kurie uždirba šiuo metu, bet taip pat daugelis dropshipperių tiesiog nežino, ką daro ir nesugeba išnaudoti šitas galimybės. Šiandien tiksliai jums parodysiu, kaip pasirinkti vinerį pagal savo kriterijus organikui, produktą, kuris tikrai rinks jums peržiūras, tikrai jums parsiduos ir tikrai jūs galite labai daug su juo užsidirbti. Biški dėl konteksto, mane žinot, aš Danas, aš užsiimu organic dropshipping nuo 24 metų sausio, tai čia daugiau negu metai su puse ir man pavyko po šiai dienai sugeneruoti apie 200 000 eurų apyvartos iš organiko. Organikas tai yra organiškas marketingas iš esmės. Tu neperki reklamų, bet keli video su savo produktais į TikTok, Instagram ar YouTube ir renki peržiūras ir renki pardavimus. Jeigu jūs rimtai nusiteikę pradėti organiką, pradėti šitą veiklą, kurią aš užsiemu, tai dabar yra tikrai pats geriausias laikas, nes traukinys tikrai ilgai nelauks, ketvirtas ketvirtis praeis ir, kaip sakiau, dabar yra geriausias šansas užsidirbti. Ketvirtas ketvirtis, ką tai reiškia? Tai reiškia spalis, lapkritis ir gruodis, paskutiniai 3 metų mėnesiai, paskutinis ketvirtis metų, kada žmonės perka maksimaliai daug internetu, ateina visas šventės, Black Friday, Cyber Monday, kalėdos visos. Visi maksimaliai perka, visi ieško dovanų savo draugams, savo šeimom, savo augintiniam netgi. Šiuo metu šiaip konkurencija yra tikrai didelė, didžiausia metuose. Jeigu su reklamom dirbat, tai žinot, reklamos žiauriai išbrangsta, žiauriai didelė konkurencija pasidaro. Su organiku lygiai taip pat, bet vis tiek, jeigu tavo kontentas geras, tu tikrai užsidirbsi. Konkurencija yra labai didelė, bet tuo pačiu labai didelės yra ir galimybės. Realiai vienas geras produktas gali pakeisti jums ateinančius metus laisvai. Taip, tai pakalbėkime toliau apie produkto kriterijus. Kaip atsirinkti teisingą produktą, kad žinotumėt, jisai tikrai parsiduos, kad būtumėt užtikrinti, kad jisai parsiduos ir kad uždirbsit ir kad eisit viral ir sėkmingai išnaudosit ketvirtą ketvirtį savo naudai. Pirmas dalykas, į ką aš žiūriu. Turėtų būti produktas jau patikrintas. Jūs turėtumėt žinoti, ar jisai parsiduoda ar neparsiduoda. Jeigu užsiemot organiku, atsidarot savo burnerį, savo TikTok burner accountą ir žiūrit, susirandat įdomų produktą, pasižiūrit tą paskyrą. Ok, šitas žmogus postina savo video kokius 2-3 mėnesius. Viskas, labai viskas aišku. Jeigu jis 2-3 mėnesius postina savo produktą, reiškia jisai parsiduoda. Čia yra jau rodiklis, kad geras produktas ir jisai parsiduoda. Šitam laikotarpiu nereikėtų spėlioti apie produktus. Nebūtina tikrai ieškoti naujų produktų, nereikia ten kapstyti AliExpress'e kažkokių naujų nematytų produktų ir panašiai. Realiai reikia daryti, kas veikia. Jeigu matot, kad kitam žmogui einasi su šito produktu, šansai yra tokie, kad ir tau eis gerai su tuo produktu. Šiuo metu tikrai nespėliočiau apie produktus, nebandyčiau testuoti kažko naujo, kažko nematyto, nes tiesiog bus šūvis į tamsą ir tu negali žinoti tiesiog ar parsiduos ar neparsiduos. Reikėtų susirasti produktą, kuris jau parsiduoda, kaip ir sakiau, susiraskit kelias paskyras, žinosit, kad tikrai parsiduoda tas produktas ir jums beliks tiesiog pasiimti iš jo idėjas galbūt ir patobulinti tuos video savo. Darykit tai, kas veikia. Jeigu kitam žmogui veikia šitas produktas, jau senai postina jisai, tai ir jums veiks. Jums pagrindinė misija bus surinkti labai daug peržiūrų, kas nėra sunku. Jeigu tikrai pasistengsit su kontentu, su turiniu, tai tikrai rinksit peržiūras. Sekantis kriterijus. Produktas turėtų būti dovanojamas. Jeigu produktas bus dovanojamas, tai viskas savaime, aišku, žmonės pirks jį dovanoms. Čia yra pats geriausias produktas, nes žmonės tikrai daug pinigų išleidžia internetu jau šiais laikais. Ateina dovanų ieškojimo laikas, visi tiesiog perka maksimaliai daug ir per daug nemasto. Pamatys tik tokie jūsų video, jūsų viral video su tuo produktu, tikrai toks impulsas kyla, wow, čia tai gera dovana bus kažkam. Ir tikrai žmonės perka, tik tokie impulsyvūs pirkėjai visi, jie nemasto per daug apie produktus, jie nebando racionalizuoti produktų, jie tiesiog pamato, jiems žiauriai patinka ir jie nuperka. Visi dabar ieškos dovanų savo draugams, savo šeimom, savo augintiniam netgi. Ir tikrai, jeigu jūsų produktas yra dovanojamas produktas, tai tikrai daug parduos. Jeigu sukursit viral video, parodysiu jums kelis pavyzdžius, kas yra geras dovanojamas produktas ir kodėl. Pirmas pavyzdys. Čia yra paprasti pledai, iš esmės nieko ypatingo, bet šie pledai yra customized, reiškia, jie yra pagaminti pagal užsakymą. Kaip matote, čia yra pavyzdžiui vienokia niša, jūs galite pasirinkti kitokią nišą, Harry Potterio nišą, ypatingai gerai parsiduoda per ketvirtą ketvirtį.
ruduo, kalėdos, visas tas laikotarpis yra Hario Poterio sezonas ir Lietuvoje taip pat tos filmus rodo tuo metu, tai tikrai geras variantas. Produktas yra panaudojamas, visi kojines dovanoja, šliūrės dovanoja, plėdus dovanoja, visokias pižamas dovanoja, visokius tokius dalykus. Tai plėdas yra tikrai geras variantas. Pavyzdys numeris 2. Čia yra telefono dėkliukas, jis yra toksai gan basic dalykas, bet turi vieną ypatingą funkciją, kas labai padeda su peržiūromis. Tai jeigu jūs parodot šitą produktą TikTok'e, žmonės žiūri, nes tiesiog ypatingas dalykas ir retai matomas, žmonės tokių nepratę matyti telefono dėkliukų ir jis yra gera dovana. Tikrai tu kažkam padovanosi, tu galbūt savo antrai pusiai padovanosi, jinai ir jisai užsidės ten savo nuotraukėlę su tavimi ir tipo, tokia faina dovanėlė. Tai manau šitas produktas irgi yra atitinka kriterijus. Pavyzdys numeris 3. Irgi pagal užsakymą gamintas Lego, Lego rinkinukas ir tu gali savo nuotrauką tiekėjui pateikti ir jisai pagal tai sukuria Lego komplektuką, kur esi tu, ten tavo draugas, draugė, pora, tavo šuniukas gali būti netgi šalia. Ir yra labai labai ypatingas produktas, labai autentiškas, jis niekur nematytas, niekur tokių nesimatęs. Čia yra senas Vineris, tikrai senas Vineris ir jisai žiauriai gerai parsiduodavo, yra jau žiauriai didelių brandų su šito produktu ir tikrai labai gera dovana būtų. Įsivaizduok tu savo draugai, savo vyrui galbūt padovanotum tokį. Kitas dalykas yra Lego. Lego yra irgi lygiai taip pat labai tokia aistringa auditorija. Žmonės, kurie dėlioja Lego, tikrai čia yra jų hobis, labai jiems patinka šitas reikalas visas. Jie perka tos komplektus naujus ir vėl naujus ir daug užsiperka ir turi ir dėlioja ir labai jiems patinka tas visas reikalas. Tai čia irgi lygiai taip pat tu gali savo draugai padovanot, kuriai patinka Lego. Jinai išprotėjęs, žiauriai geras dalykas, žiauriai geras produktas tikrai. Tai toks produktas atitinka visus kriterijus. Jisai tikrai rinks peržiūros, tikrai parsiduos, žiauriai gera dovana, žiauriai customizable, reiškia yra originalus dalykas, tu tokio nenusipirksi tikrai parduotuviai niekada, žiauriai ypatinga dovana būtų. Toliau parodysiu kelis blogus pavyzdžius, ko turbūt nieks nedovanotų niekam, nes turbūt nėra tiesiog priežasties keistas produktas ir tikrai neprasiduotų kaip dovana. Pavyzdys numeris 1. Čia yra toksai 3D menas, šiaip labai paprastas dalykas. Jisai renka peržiūros dėl to, kad jis yra vizualus dalykas, bet peržiūros ne visada lygų pardavimai. Į šitą dalyką yra malonu pažiūrėti, jo, jisai renka peržiūros, tikrai nesiginčiu, bet tikrai niekam nereikia. Nieks pas save kambaryje nekabins, nieks jo niekam nedovanotų ir tiesiog gimika. Kitas blogas pavyzdys. Čia yra fotodrobės, irgi labai paprastas dalykas, nieko ypatingo, tiesiog fotodrobė. Realiai žmonės jį pardavinėdavo taip, čia aš nutapiau ir čia yra mano menas ir jūs galite nusipirkti printą. Reiškia, mano originalaus meno atspausdintą versiją galite nusipirkti. Senas Vineris, jo žmonės su juo tikrai daug yra uždirbę ir aš su panašiais produktais esu daug uždirbęs, bet dovanai, vargu, tikrai neparsiduos. Tu negali žinoti, ar tavo tam draugai, ten mamai, tėčiui, ar patiktų toks reikalas, ar nepatiktų, nėra gera dovana. Trečias kriterijus produktui, kuris tikrai parsiduos per 4. ketvirtį. Produktas turėtų būti panaudojamas tikram gyvenime, realybėj panaudojamas. Kaip ir sakiau pirmai, plėdai, ane? Plėdas yra geras dalykas, tu plėdą šaltuoju laikotarpiu tikrai naudosi. Tau patiks apsikloti, apsivinioti. Geras dalykas, plėdas yra panaudojamas. Fotodrobės. Ne, fotodrobės tu nepanaudosi. Kur tu ją panaudosi, ant sienos kabės ir tiek. Tai tas dalykas neturi funkcijos, jis yra dekoracija ir tiek. Tai tokie dalykai irgi atkreipdėmės reikia. Ar tas dalykas yra panaudojamas, ar jis tiesiog būna. Tokie produktai, kuriuos galima naudoti kasdien, arba bent jau retkarčiais, kartais, jie yra funkciniai, jie yra praktiški, juos galima dovanoti, tikrai tu kažkam padovanosi plėdą. Nes tu žinai, kad tas žmogus naudos tą dalyką, tu nenori dovanoti nesąmonių kitiems. Tai reikia atkreipdėmės, ar tas produktas kažkam turi kažkokią vertę, ar jis tiesiog gražus ir viskas. Jeigu tiesiog gražus, tai tikėtina, kad jis neparsiduos. Reikia, kad produktas turėtų kažkokį pritaikomumą, kad jis būtų naudojamas realybėje, gyvenime. Paskutinis kriterijus, lygiai svarbus kaip ir visi kiti, produktas turėtų turėti kažkokių viral video sukurtų jau iš anksčiau. Organic dropshippingas visa esmė yra viral contentas. Mes parduodam tik dėl to, jog mes sukuriam kažkokį viral turinį. Reiškia, įkeli video, jisai surenka milijoną peržiūrų, iš milijono peržiūrų tiek daug kokių obuolių, labai maži šansai, kad tu nieko neparduosi. Tai visa esmė yra, reikia rinkti labai sėkmingai peržiūros. Kitaip pardavimų tikėtina, kad nebus. Jeigu negalit rasti net kelių video su savo atsirinktų produktų, kelių viral video, tai yra blogas rodiklis. Tikėtina, kad jums nepavyks irgi viral sukurti kažką. Jeigu jūs turit
100 konkurentų ir nieks neina viral su to produktu. Labai blogai, reiškia, labai sunku su jo kažką įdomaus sukurti, žmonėms tiesiog neįdomus produktas. Kas reiškia, kad, peržiūrų nėra, taip pat nėra ir pardavimų. Jūsų darbas yra iš esmės surasti viral produktą, viral video ir tuos video patobulinti. Padarykit dar geresnius negu yra. Taip užsitikrinsit tikrai savo pardavimus, peržiūras ir sėkmę 4. ketvirtyje. Tai va, tokie yra produkto kriterijai. Jeigu rasit tokį produktą, tikrai užsidirbsit. Didžioji dalis naujokų neišnaudoja 4. ketvirčio labai tinkamai. Jie dažniausiai pasirinkia random produktus pagal jokius kriterijus, tiesiog iš galvos įkelia kelis video, nieks nesprogsta, pasiduoda. Tai taip tikrai nieko nepasieksit, reikia daryti viską protingai, reikia įdėti biškį smegenų kalorijų visą tą reikalą ir tikrai turėtų pavykti. Visi geri dropshipperiai, kurie turi patirties, kurie uždirba, tokie kaip aš arba mano studentai, mes žinom, ką darom, mes turim sistemą viskam, mes turim sistemą produktams atsirinkti, mes turim sistemą contentui kurti ir mes žinom, ką darom ir dėl to uždirbam. Jeigu norit sužinoti daugiau apie organic dropshippingą, pasiekit mane Instagram'e, aš ten keliu reelsus, keliu daug informacijos apie visą šitą biznio modelį ir moku kitus. Jeigu jūs žiūrit rimtai šitą reikalą ir norit šitą veiklą paversti tikrų verslų, kuris generuos jums pajamas kiekvieną mėnesį, mano mentorystės programa yra būtent apie tai. Mes tau padėsim išrinkti produktą ir padėsim generuoti pirmą 10 000 eurų apyvartos per mėnesį. Visi linkai yra video apačioje.